yra biškilį, dabar, doktor, dabar viskas ten iš naujo. Dabar viskas ten iš naujo, dabar apie ten ton. Čia dabar bus ka pontra dalis, bet dabar įrašinė. Sausį, tragiški sausį įvykiai, katrų liudininks ir dalyvis ir vektors. Ir norėsim, ką mums papasakoti iš pirmų lūpų. Pasakau. 1991 metais, sausio 12 dieną, atvyko kaimynas iš apačios Juozas Juškevičius ir pakvietė važiuoti į Vilnių prie parlamento, saugot parlamentą. Nieko nebejodamas, mečiau savo darbus ir pradėjau ruoštis kelionei į Vilnių. 16 valandą turėjom išvykti nuo bažnyčios į Vilnių. Taip ir padarėm su Juškevičiu Juozu. Susirinkom prie bažnyčios. Mus tuo metu išlydėjo amžinatilsį Plungės meras Antanas Lapukas. Mums įdėjo konservų, duonos, atsigerti, kad galėtume išbūt, jei reikės, ir per naktį. Taip susirinkom ir pilnas autobusas žmonių išvykom į Vilnių. Į Vilnių važiavom pilnas autobusas ir nuvykę į Vilnių prie parlamento pastatėm autobusą savo tinkamą vietą ir nuėjom prie parlamento. Prie parlamento buvo minios žmonių, kurie buvo apjuosę visą parlamentą ir šoko, dainavo, skandavo įvairius šūkius: Lietuva būk laisva, už Lietuvą, Lietuva būk laisva ir taip toliau. Nu, nieko neįtardamis, visi linksmai buvom iki kažkur tai 9 valandos. Paskui apie 9 valandą vakaro tai pranešė, kad iš Vilniaus šiaurės miestelio link televizijos bokšto išvyko tankai. Gavom tik žinią, kad ruošiasi vykti. Tai mes iš karto nieko negaišę surinkom savo visus žmonės, mūsų autobusas ir išvykom prie televizijos bokšte. Aš, mano kolega Juozas ir buvo Paškauskas, Donatas su žmona ir kita dar ten žmonių, kaip sakant, pažįstamų. Visi vaikščiom, degė laužai, buvo daug jaunimo prie tų laužų, kalbėjosi, viduj televizijos buvo keletą televizorių aplink bokštą. Aš buvau pirmą kartą prie televizijos bokšto ir nieko neįtardamis, nieko ir kaip sakant, ir vaikštinėjom. Savo autobusą palikom pakalnėj, ten stovėjimo aikštelė buvo ir taip pat vaikščiom, kalbėjomės, aptarinėjom, juokavo kas karką. Ir paskui apie kokią be 15:01 gaunam pranešimą. Link televizijos bokšto iš šiaurės miestelio išvyko tankų grupuotė. Tankai. Nu, kažkaip tai iš karto
Tai pasimetėm ir visi žmonės, kur buvom, susikibom į taip rankomis aplink televizijos bokštą ir apjusėm kelios eilės ir ten įsigandom. Buvo jau tamsoka ir žiūrim, ten buvo bokštas atvertas tvora, metalinė tvora, ir pradėjo lipti žmonės, kažkokie žmonės pradėjo lipti. Mes pagalvojom, kad ten jau rusų kareiviai. Įsigandom nieko, dar daugiau pradėjom šaukti laisvą Lietuvą, laisvą Lietuvą. O pasirodo, kad ten tie žmonės lipo iš arčiau, kur gyveno, iš savo gyvenamųjų namų atėjo žmonės ir lipo tiesiai, ne aplinkui, lipo tiesiai per tvorą ir tiesiai prie bokšto, palaikydami mus. Nu, mes su Juozu ir kitais žmonėmis irgi stovėjom. Pirmą prie bokšto pasiuntėm moteris, kad būtų jos arčiau, ten toks stogelis ėjo, ir patys vyrai atsistojom į priekį. Ir man kaip tik taip išeit, aš turėjau rankose skėtį ir buvo pirmą eilę į jo ir girdim kažkas pranešė mum iš bokšto, kad atvažiuoja link bokšto tankai. Jau čia pat apačioje buvo ir jie apvažiavo apie bokštą ir išgirdėm dar du šūviai buvo. Nu nieko, galvojom, čia šaudo, bet pasirodo, kad šaudė iš tuščių šovinių. Atvažiavo aplink ir per metalinės tvoras tiesiai važiavo link televizijos bokšto. Ir mes matom, kad prieš mus atvažiuoja tankai ir tanketės, tuo pačiu iš tankečių išlipo kareiviai, iššoko ir jie apsiautė visą televizijos bokštą. Apsiautė visą televizijos bokštą, nu mes galvojom, kad nepuls, nieko nebus. Bet pasirodo, kad tas buvo, pažiūrėt, kiek laiko dar buvo, buvo be 12 valandą. Tankai sustojo ir pradėjo, kaip sakant, pasisuko aplink visą televizijos bokštą, apsistatė savo tankais. Ir norėjo jie mus išgąsdinti ir iššovė iš tankų. 2-3 šūviai į skirtingų tankų. Ir mes, kai buvom čia pirmose gretose, mus pirmas tas eilės išvertė to sprogmens oro bangą, išvertė mus iš kojų. Aš praėjęs keliom sekundėm kažkaip pašaukau, stojau nuo žemės, galvojau, kad čia tokia ponia atsistojo, kitas pakėlėm, žiūriu, kai eina kontuzija ten. Bet nieko. Paskui vyresnysis ten davė komandą, kad reikia paimti bokštą. Vienas iššoko mūsų milicininkas, kur buvo ten prieš tą kareivį, kad neduot komandos karininkas tas. Tai tas karininkas jam iš automato božės į tą mūsų milicininką, jis ten buvo Lietuvos, jis kieno ten buvo, ir tą nuvertė ir davė komandą, kad tiem kareiviai visiems paimti bokštą. Ir žiūrim, artėjo pas mūsų gal kokią 10-20 metrų gal nebuvo likę, jie pradėjo iš automatų šaudyti į televizijos bokšto langus. Pabiro stiklai ant stogo, pabiro, mes galvojom, ir pradėjo, ką daryti, tas buvo baisiau, pradėjo laidyti sprogstamasis medžiagos, kurios mes pradėjom šokinėti ir tuo atsirado sužeistųjų. Atsirado ta vienam į kojas sužeidė, kitam kitą, pradėjo aimanos to iš karto, viskas pasirdo, žmonės pradėjo. Nu o mūsų televizijos bokštas turėjo, kaip to, kad jie nepuolė iš karto,
bet norėjo mus nuvaryti nuo bokšto. Mes visi nesitraukėm, kiek ten buvom, bet jie vis artėjo, pradėjo žmonėm iš automato buožių, kaip sakant, iš automato pradėjo daužyti žmonės, pradėjo viską ir visur, paskui pradėjo šaudyti, jau žemesnį tie buvo aukšti langai, po pastogį, kur buvo langai, didėjai. Ir pradėjo stiklai, pradėjo birti stiklai ant moterų galvų. Atsirado daug sužeistųjų ir mes pradėjom iš karto, sako, neškite gatvę. Tai mes pradėjom to iš karto neš žmonės ant rankų, atvažiavo greituosius, vieną, kitą, trečią atleikį, to iš karto daug greitųjų atvažiavo ir pradėjo jie, kaip sakant, tą bokštą, mus pradėjo varyt nuo bokšto, bet mes bandėm sustabdyti vieną tanką. Tankai pradėjo paskui po truputį judėti, bet mes sustojom, kiek ten vyrų, gal kokie 10-20, sustojom ir bandėm su rankom statyti tą tanką. Bet gerai, kad tas tankistas nevažiavo ten sustojo į priekį ir jis laukė kažkokį momentą. Bet paskui kiti tankai irgi pradėjo mus varyti nuo bokšto, nuvarė gal kokį 10 metrų ir tankai pradėjo sukti ratą aplink tą bokštą ir pradėjo mus stumti toliau link išėjimo iš televizijos bokšto zonos. Kai pradėjo tankai vis greitin, mes irgi įsigandom, visi žmonės įsigandom ir atsitraukėm prie tvoros. Dar tvora buvo ir kai pradėjo, dar buvo trispalvė kabėjo, ir aš pažiūrėjau į televizijos bokštą. Jau kur tie kareiviai paėmė tą bokštą, žiūriu, pirmam šviesą užgeso, pirmam aukštą, reiškia, pirmas aukštas paimtas yra. Antras dega šviesa, dar trečias, bet kai paėm tą aukštą, šviesas užgesta. Ir 6 aukštą vėl paskaičiau, pažiūrėjau, kabėjo mūsų trispalvę. Bet paėmė 5 aukštą, užgeso šviesą, paėmė 6 vietą aukštą, išmetė trispalvę iš to, išjungė šviesą ir buvo, reiškia, iš 6 šaukštų. Ir taip toliau jie užėmė visą televizijos bokštą. O paskutiniai kareiviai, kur tankai važiavo ir paskui mus prispaudė prie tvoros, jau kur tankai negalėjo užvažiuoti. Tai atėjo kareiviai mums prie po kojų iš automato, pradėjo šaudyti į žemę. Gal nuo mūsų, gal kokie 5 metrai, mes žiūrim, kad ten tą žemę kilnoja, sputoja visą žemę, galvojom, kodėl da jie nešaudė. Ir mumis, aš palikau, nes pratė dar ir po šią dieną. Bet atsitraukiam, nusirytum nuo to į pakalnę, nuo televizijos bokšto ir priėjom prie savo autobuso. Žiūrim, kad mūsų autobusas visas be stiklų, o viduje buvom palikę tašes. Mūsų tašes buvo termosai sudėti, kas turėjo butelis atsigerti, kas kažką arbatas buvo, visi termosai buvo susprogę. O pasirodo, kai tie tankai, kai atvyko prieš tai, kur čia buvo 2 šūviai, buvo, sakiau, prieki, tai nuo to šūvių mūsų tie tanko langai, vieno langai, kito autobuso langai buvo sudaužyti be stiklų. Nu ką, paėmė ir to iš karto per radijo tašką kreipėsi ten ta laikinoji vyriausybė, ten, kur buvo išrinkta, su kažkokį tą majorą atrodo. Ir pradėjo, kaip sakant, skirstytis namo, visa valdžia pareina į mūsų rankas. Nu, parein. Tai ką, mes einam su Paškausku Donatu, vaikščiam, einam visur, šalia tie žmonės, ten žiūrim, durys visur, tokie pasirodo draugiški žmonės, kad visi durys adarė, užeikit, ką norit, gal arbatos, gal ką nors norit, atsigerti, kas kur ką, bet nieks, ėjom, kas norėjo gerti, kas norėjo valyti, už kas visur buvo durys adaros.
Bet po to visiems dar su Donatu Paškausku, sakom, eisim, pažiūrėsim, kaip čia ir. Ir prie manęs prieidė tokia, buvo kartu man teko dirbti Šarauskaitė dalį. Viktor, eik ieškok, nėra, sak, mano sanaus nėra. Mano sanaus nėra, kur važiavom kas. Aš ten prie to bokštą nenėjau, bet nejau, ten laužai irgi dar degė, bet iššaukiau ten to berniuko vardą, kur yra. Ir po kiek laiko parėjom ir matėm, kas darėsi tenai, kur tankai pravažiavo. Tankai buvo pastatyti gatvė Barsetovai, tai Barsetovai buvo, taip, kai tankai važiavo, taip ir pravažiavo, galvojom. Tik ten bata kelia laidės, nežinau, ar ten buvo žuvusių žmonių, ar nebuvo. Ir apėjom ir matėm, kaip iš bokšto eina šūviai, bet tokios skraidančios kulkos. Bet kur jie šaudė, tik matėm tokius garsus ir matėm švieselės tokias, liekė kažkur taip. Bet kur jie šaudė, ką ten šaudė, bijom kažką pasakyti. Ir taip, ir į su mumis dar kaip tik važiavo toks gyniūnas buvo sėvėjas iš buitinio. Visi susirinko, mūsų visi žmonės susirinko, jau čia važiuosim į tą prie parlamentą važiuosim, nors ir be stiklų, sakom, važiuosim. Nu tai susirinkom, bet kaip nuvažiuoti reikia. Nėra stiklų, o rytas toks buvo vėsokas, šaltas, dar nebuvo 8 valandų ryto, mes jau išvykom, bet lengvai autobus važiavo ir toks žmogus, iš kur jis atsirado, daug dievė, jam sveikatas, sako, jis ranką pakėlė, sako, kur jūs važiuojat? Sakom, matot, be stiklų esam, važiuoju per parlamentą, bet kai jums nėra stiklų, sako, autobus nėra, sako, važiuojam, aš jūs nuvešiu į autotransport įmonę, bet pirmiausia, sakom, paleiskit mus prie parlamento, o tada paskui važiuosit ir mus paleisit. Taip jį padarė. Jis mus paleido prie parlamento ir mes, kaip sakant, vairuotojas nuvažiavo į tą autotransport įmonę ir į vakarą jie grįžo prie parlamento. Pasakė, kad stiklą jį sudėti, viską sudėti ir pasakėm ačiū. Ir aš dar po šią dieną nežinau, kas tas žmogus buvo, iš kur jis buvo, gal Dievas duos sutikti, kad nors. Taip, tokias buvo tiesa. Ir dar toks įvykis mažas buvo. Tas jau tie tankai, kas turėjo, paskui atvažiavo dar papildomai 3-4 tankai. Ir mes, kai nešėm sužeistuosius, ten greitosios lėkė pirmyn atgal, važiavo, išvažiavo, į ligonę vežė. Ir staiga, žiūrim, iš apačios parvažiuoja tankas, įstojo, mūsų greitoji stojo. Čia iššoko vairuotojas, mes tik spėjom uždaryti tas durelės, vairuotojas patiko, vairuotojas truktelėjo, o tos durelės dar pilnai nebuvo uždarytos ir tas sužeistasis įslydo su tą ant tos, kur galėjo buvo padėti. Bet jis neiškrito. Įgalvojom, tankas artėja, dabar važiuos tiesiai per tą greit pagalbą. Bet koks ten tai vairuotojas buvo, jis taip turėjo gal žmogiškumą, dar nebuvo praradęs. Tai aplinkui pardalė kitokią ant greičio ir nuvažiavo, aplinkui jis paskui pravažiavo ir vėl nuvažiavo, ten pastiprinimas prie bokšto. Tai baigėsi mūsų kelionė. Ir paskui prie bokšto dar prie parlamento davė komandą, ten susirinkom, ten kreipėsi ir Landsbergis, į žmonės. Pilna žmonių jūra buvo. Žmonės ant stogų, ant 5 aukštų namų, ant stogų žmonės. Tai aš nebuvau matęs tokį vaizdą, dabar neįsivaizduoju, kaip ten galėjo būti, kaip jie paliko ant tų stogų. Ir vėl Landsbergis kreipėsi ir žmonės, eikit namo, ne vienas žmogus nepaidėjo namo. Įgauna pranešimas, tai link parlamento paidėjo tanką. Vėl.
bet čia buvo toks gazdinamas momentas. Tankai ir tanketės važiavo, ten jie važiavo, pro parlamentą pravažiavo, įvažiavo ten Paupių kažkur, nežinau, į tą, ir tai baigėsi mūsų kelionė. Ir po to vyko aplinkui, žmonės pradėjo nešti armatūras, nes ten vyko vieno namo statyba, tai mes tą armatūrą pradėjom nešti tokiais gal 4 metrai ilgio į kokią 3 pločio armatūros. Bet mes nešim daug žmonių, kokią gal 20 žmonių nešim ir vien žodžiu, ir statėm parlamentą, apjuosėm iš to namo. Nieko ten neliko, jam kur buvo skirta namui, mes apstatėm parlamentą su tom armatūrom. Tai va taip baigės mūsų kelionė ir dar baigės kelionė, taip, bet vat nebuvo gaila, kad negrįžo mūsų draugas Geniūnas. O jis sutiko draugo prie bokšto, kai tada tankas, kai puolė mus tankai prie bokšto. Ir jie pasitraukė, jie buvo pagyvenusio amžiaus žmonės. Ir tas draugas parsivedė jį į savo namus ir jis tik iš Vilniaus parvažiavo kitos dienos vakare. O tas berniukas surado? O tas berniukas atrado paskui pat parėjo. Jo. Nu, tai paskui parvažiuojam į mano žmonę Janiną, mato, kad kažoje iš karto buvo pavardės parodytas per televiziją, sakė vien žodį. Ir tad nesakė Vaitkų, pavardžių nesakė. Žuvo Vaitkus V. Roda. Tai žmona įsigando, pradėjo padaryti, pradėjo kur tą vaistinį, kur kas jį, nu, bet tai buvo, kai buvo, ir pamatė, kai mes sugrįžom, tai išbučiavom visą ir vien žodžiu, grįžom sveiki bet nelaimingi, aišku. Nusiminė, kad buvo bokštas paimtas ir... Dabar įvertinant laimingi, kad grįžom. Jo. Tada gal kitaip atrodo, dabar įvertinant. Jeigu atrodo taip, kad mes puolėm prieš tanką, galvojom, kur mes puolėm, o tad nieks nerūpėjo, jie būtų važiavę, nuvažiavę toliau. Jo. Gerai, tada dėkau tau, Viktor, už pasakojimą, kad į trumpą. Paskiau sudėsim tau vis nutraukas, kas norės, tas pasižiūrės. Dėkau tavai, stiprybės, kantrybės. Ačiū už visą sportinį gyvenimą Plungės garbę. Beje, gali parodyti, kokias batas duošė. Atneš. Reikėtų gal ten movilį nuplauti. Čia auksinės pačiūžos. Sidabrinis. Ne, bet auksinis mūsų iškovotas auksas buvo. 3 kartai Lietuvos čempionai. Va, man teko garbė, kaip pasakyti, čia batai buvo iš Genadijaus Devuko. Ledžingas jo buvo. 52 metų gamybos. Jo, 52 metų gamybos. Tai tokiam pačiūžom teko man gaudyti vartuose atleto komandai. Ačiū Genadijau. Ačiū tavo amžinatilsį tėvukui. Dėkau tavai už Plungės garbės gynimą, už tom, kad gynėt Lietuvos garbę, už visą gyvenimą nupelnus. Ačiū tavai ir tęsinys čia ne pabaiga, čia tik ta pradžia, o tęsinį mes dar įdėsime. Ačiū tau, ačiū.